Kelmiškiams. 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 Sveiki, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai, Kelmės krašto ir pasaulio kelmiškiai. Laida Kelmiškiams – tai žiupsnelis naujienų iš Kelmės krašto ir fragmentai apie tai, ką rašo laikraštis Kelmiškiams. Sveikinamės su jumis, kai vis labiau artėjantis ruduo apie save primena tankesnių voratinklių, gelstančių medžio lapų, kai vis labiau branginame prabėgusios vasaros įspūdžius. Viena puikia naujiena ir mes norime su jumis pasidalyti. Džiaugiamės nesuklydę, jog laikraštis Kelmiškiams yra pasiekiamas visame pasaulyje ir tuo visai neseniai įsitikinome. Ši nuotrauka, kurią matote ekrane, yra patalpinta mūsų laikraščio Facebooko profilyje. Ji fotografuota Amerikoje, Arizonos valstijoje, Didžiojo kanjono nacionalinėme parke. Dėkojame Tomui Matuliauskui, Didžiajame kanjone reklamuojančiam Kelmės kraštą ir laikraštį Kelmiškiams. O mes Kelmėje klausėme, kaip kuriamas Kelmės krašto įvaizdis. Ar žmonės tai pastebi ir ar patys prie to prisideda? Kelmai gali būti, gali, pilnumoje, kadangi. Bet ar jūs norėtumėt būti kelmas, aš tai ne? Bet geras kelmas, ne taip. Ąžuolas ar dar kas nors toks, kad būtų ne vienos dienos kelmas. Kelmės ratas, kuris vėliava, simbolis, tai simbolizuotų Kelmę. Pasikeitusi Kelmė, labai pasikeitusi, net galiu pasakyti gerąją pusę. Kaip ir anksčiau man toks būdavo, kai nuvažiuodavo į mažytę į didesnį miestą, tai toks kaimukas, o dabar jau užgražėjo, ta prasme ir pastatai nauji, ir vidurinė, mūsų Kražantės, dabar ta prasme buvusi vidurinė, dabar man atrodo pagrindinė, labai pasikeitusi. Tikrai tik tais pliusą galiu dėti, didelį. Stengiamas, bet rezultatų tai dar nematau, ar ne? Mes visi turėtumėm kurti tą įvaizdį, tikriausiai. Nesiginčyti, nekritikuoti už įvaizdžio kūrimo idėjas labas, bet bandyti kažką tai daryti, kad būtų rezultatas. Tai reikia ieškoti savo, mes turim savo ratą, su tuo ratu ar su kelmu kažką. Reikia biškį padirbėti, tas, kas atsakingas už tavo. Your park and your beautiful church over here is actually a pretty good sign that now you're in Kelmė. Always remember about the church and the park where I am. So I will say the park and the church. Yeah. Kelmė turi tam tikrą savo jaukaus, švaraus, gražaus miestelio, rajono centro įvaizdį. Viskas būtų visai nieko, kai kurios smulkmenos dar rėžia akį. Tai žiūrim, kad tas kampas, kaip buvo, taip ir tebėra nei šioks, nei toks. Ir ta vieta, kur Maksimai buvo skirta ir kur čia kryžiavosi ietis, o dabar tuščias plynas laukas, nei šis, nei tas. Norint kurti savo ateitį, reikia drąsiai apie ją svajoti, realiai žinoti dabartį ir kurti planus. Svarbus žingsnis, galvojant apie Kelmės krašto ateitį, ilgalaikės strateginės plėtros plano kūrimas. Į šį darbą įtraukti rajono atsakingų savivaldybės skyrių darbuotojai, visuomenės atstovai. Jam vadovauja uždarosios akcinės bendrovės ekonominės konsultacijos ir tyrimai konsultantai. Grupių darbe išaiškintos Kelmės krašto patraukliausios ir probleminės pusės. Kelmės rajonas tai visgi ne pramonės rajonas. Mes ką bedarytume, ar renovuotume daugiabučius, ar tiestume kelius, ar asfaltuotume gatves, mes turim išsaugoti savo natūralią gamtą, ką mes šiandien turim. Mes turim daug kultūros paveldo objektų, mes turime ežerų, piliakalnių ir matome, kad turizmas pas mus gali vystytis, plėtotis ir kartu smulkus verslas, kuris padėtų jam gyventi, tai yra paslaugos, tai yra pramogos ir žemės ūkis be abejo, žemės ūkio perdirbimas, tai tokią mes savo rajono viziją ir matome. Visos 4 grupės ir paskui koordinaciniai grupėje buvo svarstama ir keliamos kokios pagrindinės tos mūsų silpnybės ir pagrindinės problemos. Tai yra investicijų pritraukimo stoka, nes mes pagal investicijų pritraukimą tikrai esame Lietuvoje vienas iš žemiausiai stovinčių rajonų. Žemės verslumas, neišvystyta turizmo infrastruktūra, nors mes turime daug kaimo turizmo sodybų, tačiau tai nėra apjungta, tai nėra bendra struktūra. Taip pat visuomeninių organizacijų aktyvumo stoka, ne visos aktyviai dirba.
mažas renovuotų daugiabučių namų santykis ir nepakankamai panaudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai. Nepatenkinama kelių būklė, daug žvyruotų kelių. Na ir be abejo didėjantis socialinės paslaugų ir pašalpų piniginės paramos gavėjų skaičius, ką taip pat numatome mažinti jau nuo kitų metų, kada bus perduota savivaldybei vykdyti šitą funkciją. Noriu dar kartą pakviesti visus Kelmės rajono gyventojus, verslininkus, žemės ūkio darbuotojus, ūkininkus dalyvauti šito strateginio plano rengime, teikti idėjas. Idėjas galima dar iki spalio vidurio pateikti, mes jų labai lauksime ir galėsime nešti tvirtinti tarybą su papildytų planu. Pastarąjį pusmetį nemažai diskusijų sukėlė Kelmės specialioji mokykla, kurią ketinta iškelti į Gailius, ten uždarius pagrindinę mokyklą. Tėvams reikalaujant ir prašant, specialioji mokykla liko senosiuose patalpose, nusprendus jas renovuoti, tam panaudojant Ūkio ministerijos skirtą dotaciją. Dėl ko šios mokyklos direktorius Kęstutis Veineikis pakvietė laikraštį Kelmiškiams, apie tai skaitykite antradienio Kelmiškiams laikraštyje. Rugpjūčio pabaigoje į Užvenčio malūną paminėti 10 metų jubiliejų pakvietė Minupių kaimo bendruomenė, kuri pasak jos pirmosios ir kol kas vienintelės pirmininkės Eurikos Drungilienės susikūrė iš noro bendrauti, burtis, kurti, kartu nuveikti prasmingų darbų. Trumpame pranešime pirmininkė sakė, jog savo veiklą bendruomenės nariai stengiasi įprasminti vieninteliu žodžiu mes. 10 metis prabėgo greitai, bet ir nuveikta nemažai. Įgyvendinti 27 projektai, kurių bendra vertė net 142 000 litų. 10-mečio šventė taip pat surengta vykdant projektą, remiamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Joje netruko sveikinimų ir linkėjimų. Rajono mero Vaclovo Andrulio padėkos raštai įteikti aktyviausiems bendruomenės nariams. Jurgitai ir Raimondui Poškams, Irenai ir Zenonui Mačerniams, Antaninai Andrulieniai, Danutei Kniurieniai, Genovaitei Vasiliauskieniai, Kristinai Kniuraitei. Vakaro metu organizuota bendruomenės darbštuolių rankdarbių paroda, kurioje buvo apstu dekupažo, paveikslų, papuošalų. Ypač geros nuotaikos pažėrė iliuzionisto Rolando Kančiausko programa bei Užvenčio kultūros centro etnografinio ansamblio Blezdingėlė dainos. Visa saulėto rugsėjo savaitė buvo pažymėta šilinių atlaidais. Į Šiluvą iš įvairių Lietuvos kampelių ir užsienio plūdo maldininkai ir piligrimai, su vėliavomis, giesmėmis vedini savų intencijų. Šie metai yra paženklinti minint palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje ir Šiluvoje 20-metį. Per šilines aplankyti švenčiausiosios mergelės Marijos stebuklų garsėjančią Šiluvą, paprašyti jos malonių, nusilenkti už jas visagaliui, tai tradiciškai susikloščiusi krikščioniškoji priedermė. Likime apdovanoti malonėmis. Kviečiame skaityti laikraštį Kelmiškiams, sužinoti, ką apie mokytojus senjorus rašo rubrika Gyvenimo aruodai, apie svetur gyvenančius ir dirbančius kelmiškius rubrika Kelmės gijos, kuo norime pasidalyti prie atvertų langinių. Rugsėjo 19 dieną, 17 val. Kviečiame į dailininko Andriaus Seselsko iliustruotos knygos Vilniaus padavimai pristatymą bei grafikos darbų parodos atidarymą Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Iki spalio 1-osios kviečiame dalyvauti rašinio Mokytojas, kuriam aš lenkiuosi konkurse. O rugsėjo 28 dieną, 10 val. Vėl kviečiame į Rakandienį Kelmės centre prie Šnekorių užeigos. Tęskime tradiciją atiduoti, dovanoti, mainyti, parduoti už simbolinę kainą ir tai, ko pačiam nebereikia, bet kažkam gali praversti. Taip galime būti vieni kitiems naudingi ir neapsikrauti nereikalingais rakandais. Be to, Rakandienis tai proga kaiminiškai pasišnekučiuoti, išgerti arbatos puodelį, pasiklausyti muzikos, nusišypsoti. Su šypsena susitikime ir kitą pirmadienį, rugsėjo 23. Kelmiškiams. Kelmiškiams.